Pristatau Elono Musko slaptą kūrinį, pasiekiantį 2000 vatų. Koks jausmas Lietuvoje vairuoti tokį žvėriuką? Ar išvis tokį žvėrį galima išnaudoti Lietuvoje? Pažiūrėkime. Lankeliais tai yra geriausias elektrinis dviratis, kurį aš esu apžiūrėjęs savo kanale. Sudėtas kokybiškiausia ir profesionaliausia. Tai praeitą kartą buvom žiūrėję 1000 vatų variantą. Šitas variantas turi dvigubą tą galę. Na, šitas aparatas kem kilogramų sveria, bet jau gavau paletę atveš, neatvežė vieną kartą ir atvežė paletę. Bet matyt apsiskaičiuoja. Tausokime gamtą, ne? Nu šiaip gan didokai išeina savo. Wow. Nežinau, ar galima vadinti tai dviračiu. Čia, man atrodo, motociklas išeina. Ką mes čia vidui turime? Panašu kaip Minecrafto čestas. Turime raktą, bet tokį keistą. Pirmą kartą gaunam suktuvą, ne tą multitoolą, kaip visada. Prisirakint dviratį. Tokių pedalų nesu matęs, kaip blyno forma. Dieve, bet visi gauname eurinukę pompę. Remtų raktų komplektacija. Instruktažas. Ir labai didelės talpos kroviklis. Nu, tai pasportavom šią vasarą. Pasportavom. Nu, čia ir svorio. Aparatkai, malodiožnai. Christmas present čia kažkokia. Jo, aš įgoju, kodėl jis biški toks nebuvo, toks sunkus, kaip aš įsivaizdavau. Čia bus Hebra baterija, kuri trečdalį jau šito dviračio sveria. Nu, baterija tai kaip mano galvos, ne. Ir rakčiukai. Pirmą kartą paimkime normalų komplektą. 25 laipsnių kampu net gali jau sukti. Nu, jau čia kliša rankysis. Taigi, kaip ir matome, pirmiausia atsukame vairo laikiklį, tada su kitu sraigtu atsukame reguliuojamą vairo padėtį, užsukam kitą pusę, atiksi ir vairą reikia išpakuoti, tada uždedam, prisukame su rankomis, nors uždedam per vidurį. Na ir tuo metu baterija yra šilna, tai mes ją įdėjome krauti, tada prisukame priekinį žibintą ir apverčiam visą dviratį. Jeigu nesate strongmanas, paprašykite, kad tėveliai padėtų. Iš tos priekinės šakės išimame visas nesąmonės, uždedame ratą, štai taip, užsukame, prijunkime priekinio motoro jungtį, užsukame, kad laidas nesivalkytų, tai ir tada sugrąžinkime į pradinę padėtį. Ir paimkime priekinį purvatsargį, pamiršau, visgi reikėjo su priekiniu žibintu judėti ir tada prisukam ir volia. Na ir dabar sukonstruokime pedalus, štai taip ši dalis pilnai neįsideda, bet taip ir turi būti. Ir pagal lipduką left and right įdedame pedalus. Tai ką tik pravariau pro du konstrukcininkus, pasižiūrėjo taip kreivą akim į mane. Čia gavo su kamera atvažiavo, nu, tai ait influencerė, ne? Sukonstravau šitą dviratį ir iš karto kaip Ikeos efektas. Naujas Mustangas. Patsuko starter pack. Ne, Patsukai gal tokio dviračio neįpirktų dar. Nu, tokio iš užsienio grįžusio Patsuko Speed Test starter pack. Aha, liemenė, kad mus matytų gerai. Nežinau, tik šalmą kažkur palikau. Ir akinukai nuo saulės, kad musės pastrauktų ant šonus. Nu ką, hibrytė, viskas, jungiam ir važiuojam. Nu ką, jungiam minusus. Iš karto pirmieji įspūdžiai, tai labai fainas priėjimas kojom. Ta prasme, nėra labai iškeltas rėmas. Oh my god, aš sustačiau ant pirmo režimo ir toks jausmas, man net vairuoti jau nebereikės. Aš tik biškį pagazuoju, tik tais... Žino, čia būna 5 režimas paparsėjim dviračiu. Nu ką, 5 iš karto, ne ką čia jau. Šiaip kažkaip nelabai, tai kad netraukia. Kaip lengvai važiuojasi per šitus. Oi, kaip švelniai. Tai kad nelabai traukiasi. What the fuck. Gali bet kur važiuoti. Taip pačiai jaučiuosi, ar žvyrkeliu važiuojant ar žolę. Gerai, pasižiūrėjau ką tik tutorialą. Jei pavyks haker, tai bus daug emocijų, nepavyks. Tada važiuosim kaip su prijaukintu arkliu. Gerai, spaudžiam 2 mygtukus. Visgi P3 matau kilometrų per valandą, reiškia, čia reikia nueiti. Paspaudžiame šitą mygtuką, kad nuslinkti į apačią ir tada spaudžiame pliusą. O, tu fot, kiek jūs įtraukia? Ką jis 100 važiuoja? Biškiai pasižiūrėt, kaip su GoPro važiavau, toks nelabai laimingas. Pasirodo, čia įsijungia 2 režimai. Ir mes važiavome su vienu varikliu, kaip už 1000 vatų. Tai pirmą ištestuosime su 1000 vatų, o paskui vėliau miške ištestuosime su 2000. Tai vat, kaip ir sakiau, palaikai ilgiau pliusą ir tada dual gaunasi. Ir tada pažymi dual ir vėl. O kol testuosim top speedą, taip pat nevlogindamas palyginsiu, kiek galima nuvažiuoti iki Alytaus centro, būnant nuo čia. Pats Google'as rašo, kad užtruktų 15 minučių. Pažiūrėsime, ar su elektriniu dviračiu galima greičiau nuvažiuoti. Įdomu, ne? O gal šitų mašinų nereikia ir visi perkam dviračius? Pradedam dabar. O dabar Hebra važiuojam. Nors pajungiau tik vieną motorą. Bet vėlis kaip jis važiuoja vis tiek. Aš beveik šiaip neminu, minu delimitacijų. 40, M2,
kad mes aplenksim mašiną. Ne, jaučiu pedalų daugiau. Kem 7, kem 8, 50. Šitą tokios rankinos gal nesu plačios, čia kokie už čoperio tokią tai paėmė. Va. Tai vat, man atrodo, atsakiau į klausimą. Tai su kuo geriau važinėti? Pasirodo su dviračiais. Aišku, sezoninis dalykas. Tai vat, vasarą nusipirk dviratį, žiemą važinėk su mašina. Investicija? O kodėlgi ne? Jei iš vis būčiau užžiavęs eismo dalyje, bet jeigu mane būčiau užžiavęs per 10 minučių, o dabar leiskime šiek tiek bateriją atsipūsti, o dabar pakalbėkime apie dizainą. O tu gal net netilpsi šitą dviratį. Mano ūgis yra 1,90 m kažkiek, o šitas dviratis rekomenduojamas ne mažesnėms nei 1,70 m iki 1,95 m. Nežinau, aš jau beveik prie tos ribos, bet tikrai dar neatrodo juokingai su šiuo dviračiu. Jaučiu, kad jis aukštas, bet kartu jaučiu, kad ir sėdynė gali pasikelti. Nejaučiu, kad dar ties ta riba ir baigėsi viskas. Ir dar vienas protų nesauginas parametras yra tai, kad jisai išlaiko apie 180 kg. Aš dabar tiesiog įsivaizduoju, kaip ant šito dviračio galėtų tas amerikietiškas imtynininkas Andre the Giant sėdėti. Reiškia, jisai sveria tik 34 kg. Jisai yra visiškai pagamintas iš aliuminio, visas rėmas pagamintas iš aliuminio, ratlankiai iš aliuminio ir net alkūnė iš aliuminio. Viskas, kas įmanoma padaryti iš aliuminio. Tikrai, va, su viena ranka net gali pakelt. Be pedantį į tą kreipiuosi, matai, ne suvirimo kokybė. Irgi labai gera suvirimo kokybė. Kadangi aliuminis, tu tik taip ir suvirinsi, bet labai gražiai suvirintas. Vizualiai akies tikrai negriaužia. Sexy bike. And the place. Jori, tu čia biškai prigąsdai, čia toks specifinis dviratis, o ne? Na taip, hebra, nepradėjau kalbėti apie ratus. Tai yra 28,5 inčių diametro, 4 inčių storio. Visada fat šitie kalnų dviračiai dažniausiai būna elektriniai, vien tik dėl to, kad su jais sunku vairuoti. Kiek aš esu vairavęs, tai dažniausiai būna 2-3 inčiais mažesni. Aišku, vis tiek, ne, 2-3 inčiai, nu, dydis yra svarbu. Va čia dydis, hebra, tikrai yra svarbu. Kuo didesnis dviratis, tuo minkščiau važiuojasi, tuo daugiau emocijų. Skausėdų, kai jums kokios britvos, kai jų iškelt koją reikia, tai žodžiu, kai pamatau tokius purvatsargius, kažkaip labai rimtai atrodo, tokia uodegėlė. Iš galo labai gražiai atrodo, patinka man, bet iš priekio kažkoks, nu, keistas dizainas. Lankeliaisi, dėkui už tau keistą šį nuostabų dizainą. Šiaip lygaus paviršiaus iki 40 labai lengvai įsigazuoju būtent su vienu motoru. Važiuosime tų naujų keliukų. Jo dviračių takas, bet nežinau, net kaip dasidurti iki... Aptvertas kelias. O, radom. Naujas takas. Toks pats naujas kaip ir šitas dviratis. Nu, gal dviratis naujesnis šiek tiek. Jisai matiesi 40. Visas keliukas, visą kelią nužem per 1 minutę. Įsivaizduojat, kaip čia nėra ką veikti Malytui. Gerai, hebra, pasirodo, aš jau 12 km važinėjusiu. Aš dar vis legit nesu įsibandęs 2 modų, ta prasme buvau įjungęs, bet supratau, kad bus negerai, biškį lykasis ir ratai. Ir neatsimenu, ar tai žvyrkelio ant asfalto buvo, tai gali būti labai įdomių dalykų, jo. Bet šiaip kaip ir vienu varikliu jisai visiškai gerai važiuoja, tai ir važiuoja kaip 1000 vatų jisai. Labai esu patenkintas jo visa pakaba. Ta prasme visiškai viską atsilaisvinau. Specialiai gazau labai daug, net per bordiūrus, specialiai patikrint kokybę, nes noriu maksimaliai ištestuoti ir išduoti jums supratimą, ar šį dviratį apsimoka imti ir kokybė tikrai yra on the top. Vienintelis dalykėlis, su kuriuo aš jau susidūriau, kuris gal kaip ir minusas. Aš žodžiu buvau neužrakinęs baterijos, bet baterija įsijungė, aš važiavau, bet taip ištestau, kad net baterija vos neiškrito. Tai ačiū Dievui, kad baterija neiškrito. Ir aš paskui prirakinau, pasirodo, man nieko neparašė, kad ten prirakink ar kažką, tiesiog įsijungė dviratis. Būna dviračiai tiesiog neįsijungė. Ta prasme, čia minusas toks, kad reikia labai patikrinti. Galvojau, aš jį prirakinau, o man nieko nebuvo išmetę. Bet miške gali būti, kad dar daugiau visko atsitiks. Beje, mes ir važiuokime iki miško, jo, važiuokime iki miško. Dar vienas dalykėlis, žmonė, kurie nervuojasi dėl spalvos, kokią įsirinkti, tai arba labai lengva bus įsirinkti, arba nebus iš ko rinktis. Viso galima rinktis iš 2 spalvų, tai yra pilka juoda, kaip mano, tokia biški nuobodi spalva, už tai čia taip ir ryškiai apsirengti reikia, arba šviesiai mėlyna ir juoda. Ta tai graži spalva, aš tos norėjau, man asmeniškai gražesnė. Žodžiu, važinėjai, galvoju, reikia ir šitą paratestuotą nekeliuką. Balsas nori visada vibruoti, ta prasme važiuoti pro jį aš galiu. Kita tekstūra miške važiuojant.
Pasivažiuoja labai gerai. Na gerai, man atrodo, atėjo laikas jungti tą dvigubą motorą. Tai ilgai palaikome pliuso mygtuką ir dabar biškį nulėpkim. Na, dabar patsukai junkit ausis, ane? Tai dabar pereikim į tą techninę dalį, kur visi laukėt. MG 740+, turi 2 bešepetelinius variklius, kur sujungus abu variklius gaunasi 2000 W ir 95 Nm. O šitas dviratis gali veikti 40 laipsnių įkalnę. Tai čia Lietuvoje reiktų pasižiūrėti tokių kalnų, nežinau, kur čia yra. Žiūrėkime dar kartą iš tą dizainą. Lyg ir motociklas, lyg ir dviratis. Pirmą išbandykime įjungti asfalto, įjungti 2 motorai. Nu, ready guys. Gerai, pirmas režimas. Aik tu. Aik, jūs matėt, kaip prasikasė ratai. Net garsas, kebro, kitoks. Aik tu. O, kažkaip neprasikasė ratai, bet iki to medžio visada stojam. 3.5, 3.7, beveik 40. Tai kas bus su 4 režimu, aš nebijau pagalvoti. 3, 2, 1. What the fuck? Jau virš 40. Ave Marija, gerai varom. Iš vietos tas labiausiai jaučiasi. Gerai, Hebra, paskutinis režimas, super sport varysim. Pagausim vaikus ar ne? Dabar žiūrėkit į tenai, aš čia. Vėl prisikasė ratas. Eik tu, na, kai žvėris, aš negaliu. Kai jisai lekia. Iš vietos tas labiausiai jaučiasi. Va net į kirpyklą nereikia eiti, va, šukuosiną gavau va, nuo to greičio. Pasiekime kem 5 km/h greitį. Iki 50 tikrai laisvai galima pasiekti. Na, dar norėjau padaryti eksperimentą su 1 ir 2 motorais. Maždaug atspėkite, kuris buvo su priekiniu, kuris buvo su 2 motorais. Tai kaip matote, skirtumas tikrai yra didelis. Ką pastebėjau, kad kaip užgazuoji prasikas ratas, bet čia ABS įsijungia. Jei būtum išjungę ABS, tai iš vis turėtų prasikas. Pažiūrėkime, kaip ant top speedo stabdo dviratis. Ir įsivaizduokit, nepamačiau šito ženklo, kad šalutinis kelias ir stabdau. Hidraulas visada gerai stabdo. 50, oh my god! Tie pedalai pasirodo sustuoja. Reiškia, yra ilgi bėgiai, o tas yra labai gerai. Nu, stabdžiai visada nesveikai geri. Nu, kalniai važiuojant, tik vieno stabdžio užtenka. Su vienu va galiu sustabdyti. Matau, čia audra buvo. Nu, mes nuvažiavome 21,5 km ir praradome 0 pedalų. Kapkasas. Skritai visur kasasi, asfaltas. Kažkaip ABS-ą norėjau išjungti, paskui galvoju, gal neišjungsiu, nes paskui dar savo gyvenimą išjungsiu netyčia. Pagal laikrodžio rodiklę baterija užsirakina, o priešais atsirakina. Ir paskui galite kažkur dėti kraut, kadangi šiandien yra vienintelė diena, kurią galiu filmuoti, nes išskrendu į užsienį, nežinau kiek laiko. Pavyzdžiui, dėliau tą dviratį ir per tą laiką krau šitą bateriją. Jeigu būčiau padėjęs krauti, kai tik sudėjau dviratį ir iš dviračio krauti, būtų šito video galėti ir nebuvę. Na, o pati baterija yra Samsungo baterija su 18150 elementų. Na, aišku, Samsungas visada buvo tas brandas, kuris geriausiai gamindavo baterijas. Ai, kaip tie udai pulai negaliu. Kaip neįsigazavus, tai tikrai gerai važiuoja įspūdingai. Kiek kartų iki bažnyčios galėsiu nulėkti? Nu, tai gerai, Hebra, dabar pasakysiu žodžiu, yra toks dalykas, ane? Pati kompanija savo, kad su elektra galima išgauti nuo šiam iki 70 km, o su pedalų paspaudimo asistentų galima išgauti iki 150 km, kas yra visiškai nonsens, visiškai netikiu. Hebra, nepykit, visko tikiu, bet šitos sumų niekada netikiu. Visada iš tų baterijų gaudavau max ten 50 km gauti. Bet žodžiu, su telefonu aš pažiūrėjau, kaip tą atstumą išgavo. Yra tokios aplinkybės, žodžiu. Pilnai pakrautas, tai aišku. Apkrova yra 60 kg, nu gerai, pas mane 80 virš kažkiek. Jau čia jau baterija nepatiks. Paskui temperatūra 25 laipsnių. Pas mus buvo diena 25. Dabar, kadangi yra vakaras, yra 22. Ir testas yra padarytas ant 20 km/h. Mes važiavome 4-5 režimu. Tai ja, čia labai įdomu, kaip čia bus. Ir lygumoj. Nu tai reiškia, turbūt Lietuvoje tą eksperimentą darė, nes čia visur pas mus flat. Nors baterija nori mane surprisina. Aišku, kai duodu palsėti, atsigauna ta baterija. Tai 22,5 km išeina. O gal šį kartą nustebinu su greičiu, nustebinsiu ir su atstumu. Nu, pirmas įvažiavimas į mišką. Nieko nematau per akinius, karočią. Čia kadangi neseniai buvo audra, pažiūrėsim ir žis galėsim normaliai pavažinėti. Oi, seneliumbai!
Jaučiu, kad jau dar būčiau užgazavęs, būčiau pakėlęs. Pakilau tikrai dabar. Gerai, užtenka jau. Ant tokio keliuko pabandom ir tenai kalnas. Neslinkais. Oi, ne. Šitas kūlas viską sugadina, blemba. 8 kg sveriu ir va, užspaudžiu vietoj ir tiesiai kalnas. Nu, akivaizdus kalnas, va. Kasasi ir važiuoju. Užvažiavom, kebra. Kaip važiuoja? Jokio minimo, nieko lapšiai neminu. Važiuoja jisai. Ar su kliūtim dar? Eik tu na, kaip jis važiuoja. Aš jį myliu. 2 padalios liko. Jisai važiuoja toliau. Are you kidding me? Dar vienas privalumas, turime baisiai gerą reguliuojamą šakį. Su 10 cm amortizatoriaus eiga leidžia pritapti prie vietovės. O čia reguliuojasi 1, 2, 6. 6 pasukimais reguliuojasi. Galima palikti per vidurį komfortą, galima palikti visiškai komfortą, kaip aš padaręs, ir galima palikti visiškai standžią. Ant komforto visiškai atrodo užmiksus, ten tai važiuoja ir yra ir gazas, ir adrenalinas, ir toks komfortas. Nu, su kita pakaba bandžiau, visai patiko. Jautiesi labiau užtikrintas ant kelio. Jaučiasi tas visas toks, sustabdai ir visiškai šakės niekur nejuda. Pabiškiu net kiaušus skaudam už tos standžios pakabos. Mes vis dar turime 2 baterijas paliktas. Tai va čia jungimo mygtukas tas vidurinis, kaip motociklas vos neįsijungia. Aišku, nužiavom 27 km ir 2 padalos jau nuėjo. Aš visą laiką važiavau 5-4 režimu, tai kas yra normalu. Svarbiausia dalykai tai šviesos, paskui šitas apatinis tempti dviratį. Kai negali pasužuoti, tempi dviratį į kalną. Ir paspaudus kairinį mygtuką rodo average, kiek važiavom, odometer, rida visa. Trip, kiek mes per šitą kelionę nuvažiavom. Maksimalus greitis, koks buvo išspaustas. Ir tai yra LCD gan ryškus ekranas. Ir turi IP64 vandeniui atsparę funkciją. Kaip švelniai važiuoju su komforto. Aš tiek daug emocijų turiu, aš tiek daug turiu ką papasakoti. Jisai liko vieną padalą ir jisai toliau traukė, jisai toks žvėris, kad tiesiog važiavom grinai mašinų greičiu. Nežinau, šiais metais dar gyvas liko, tai kitais metais tikrai mane neliks. Beje, saugumas, kebra, tikrai. Su mechaniniais stabdžiais nieko problemų nebūna, su hidrauliniais būna problemų, bet jie pašalino tą problemą lankeliaisi. Antrą kartą sakau, nes tai yra antras dviratis, kurį gaunu iš jų. Tai, kad jie turi hidraulo varžtukas, kuris reguliuojasi. Ir pagal vairavimo stilių galite pristaikyti, galite biškį prisukti. Tai reiškia, labiau veiks stabdžiai, arba atsukti, jeigu norite švelnesniam važiavimui, kaip gamykliškai atėjo, taip ir gerai. Jei kada užsiorins ar ką, visada žinokit, kad yra šitas, nereikia jokių švirkštų papildomų, nu dabar tamsa ateik. Nu, night testas, hebra, yra 4 žibintuvėliai. Žiūrėkit, kaip gerai sušviečia. Eina savo, sveikai, gerai. Net ženklus kaip gerai apšviečia. Ta prasme, gerai, čia gal nesimato, bet va tenai. Žiūrėkit, hebra, kaip gerai sušviečia. O gale nėra lempos. Gaila ir keista. Na ir hebrytė, išvados iš vadėlės. Šis dviratis yra pirmas dviratis, kuris man paliko daugiausia emocijų. Tada apie nieko blogo kaip ir neturiu. Tai yra monstriškos specifikacijos. 55 km/h, pilna daug dviračių funkcijų reguliavimo. Šakių charakteristika, kurią gali reguliuoti 6-7 kartais. Na, jei būčiau visiškas pedantas, galiu pasakyti tiek, kad priekinis parvatsargis man vis tiek kažkaip nepatiko. Norėjosi, kad būtų ir tiek priekį, tiek gale. Ir taip pat galėjo įdėti galinį žibintuvėlį. Tai vad, kinas vis tik pritaupė. Aišku, šią problemą galima labai lengvai ištaisyti už 2 eurus. Paliksiu šio dviračio nuorodą aprašyme. Šiam dviračiui šiuo metu yra nuolaida, nors vis tiek kaina nėra pigi. Bet aš tikrai rekomenduočiau tiem, kurie važiuojate įkalnėse, mieste, užmiestyje, miške. Jisai važiuoja visur. Tai jeigu tu važiuoji su dviračių visur, šis dviratis tikrai yra vertas tavo dėmesio. Parašyk komentarą, kokį kitą dviratį apžiūrėti. Na ir kai surinksime 500 laikų, mano kanale atsiras dar ekstremalesnis elektrinis dviratis. Taigi, mūsų Bušioris ir iki greito.